Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas ir šiandien mes pagaminsime įbruktinį dešrainį. Kodėl įbruktinį? Apie tai vėliau. Kol kas ingredientai. Mums reikės bandelės, pagidautina minkštesnės, bet šiandien aš maksimum radau tik tais tokią gan trakštą. Pieniškų dešrelių, garstyčių, pomidorų padažo arba kečupo ir lydyto sūrelio. Taigi, imame bandelę. Imame grąžtą, mes jau aptarėm, kad tai yra karūna, mes naudojame kalėdiniam sumuštiniui ir darome skylę. Kadangi neišėjo visiškai kiaurai, mes tiesiog peiliu pabaigėme skylę. Tada imame dešrelę, aptepame ją sūriu lydytu, kad būtų slidžiau, tampriau ir šiek tiek saldžiau. Tada įspraudžiame dešrelę. Kadangi jeigu mes ją įstatytumėm į perpjautą viršų, tai būtų nebe įbruktinis, o įdėtinis, įgultinis, sugultinis dešrainis. Jeigu yra kažkokio pasipriešinimo, pasitenkite labiau. Šaltų skylės nesutampa. Mano dešrelė didesnė negu skylė. Na. Nors ir sudėtėm. Prisiminkite, bandelė tik buvo ciela, be jokios skylės. Nieko nepadarysi. Taigi. Operatorius kažkodėl tai juokasi, nesuprantu kodėl. Bet dabar dar užtepame šiek tiek geltono padažo, tai yra garstyčių. Ir paskui yra būtinas kečupas arba pomidorų padažas, raudonas padažas. Be jo, dešrainis bus ne dešrainis. Taigi, aptaškim mūsų padėklą. Taigi, o dabar į keptuvę pakaitint mažumėlę orkaitėje, kokių 15 minučių. Taigi, grįžama po 10 minučių, vienas galas raudonas, kitas galas geltonas, per vidurį dešrelę su slidžiu sūriu. Skanaus!